Legendos apie tai, kaip mūsų valdovus prieš 100 metų konsultavo žyniai ir šamanai, dar ir šiandien keliauja iš lūpų į lūpas. Visi pranašų nurodymai buvo besąlygiškai vykdomi ir gerbiami. Dabar laikai pasikeitė. Išaugo žmonių sąmoningumas, sumenko pranašų autoritetas. Tačiau regis, legendos sugrįžta, mat mūsų verslininkai pradėjo masiškai minti būrimo salonų slenksčius. Pranašystėmis ir būrimais užsiimančios asmenybės trina rankomis. Kuo smarkiau blogėja gyvenimas, tuo daugiau pilnėja jų kišenės. O dabar kaip tik toks metas. Geresniais laikais žmonės domisi meilės reikalais, santykiais, o blogesniais laikais iš tikrųjų jos labiau domina tie dalykai, kurie susijęs su natūraliai su jų išlikimu netgi, sakyčiau. Be abejonės, tos temos klausimų iš tikrųjų padaugėja tą temą. Žmonės sunerimę, jie nemiega, jie nebežino, ką daryti. Tai yra prasidėjus krizė ir kai smogė jau pačia didžiausia jėga, tuomet ėjo žmonės dėl to, kaip dabar bus ir ką dabar daryti. Vienas dalykas, ko labai bijo žmonės, tai yra nežinomybė. Yra toksai dalykas, kad kartais ten, kai aiškiai problema, tai žmogui netai baisu, kaip kai nežinia, kas bus. Ir aišku, ten šitais krizės laikais ten padidėjo tos nežinomybės, ten padidėjo toks neaiškumas, ten sunkiai prognozuojama ateitis, kurią norisi prognozuoti. Įdomu tai, kad šiais sunkiais laikais burtais ir magija vis labiau domisi ne neapsišvietę tamsuoliai, o verslininkai. Ir klausimai jų dažniausiai ekonominiai. Šiai dienai apie verslą ir manau, kad tai nėra labai gerai. Aš čia nebaisiai krikšto ir nelabai džiaugiuosi, kad į mus kreipiasi verslininkai prašydami, daug ko prašydami, į to, kas su jais neatsiskaitė ir nežinodami, vietoje tie, kurių verslas jau paralyžiuotas, bankrotas visur, kurie tikrai nenusikaltėliai, bet jaučiasi prastai, jie visiems skolingi, visi iš jų kažko prašo. Kadangi man labiau patinka būtent verslo konsultacijos, tai ne vienus metus didesnis procentas verslo žmonių negu asmeniniais klausimais. Dažnai žmonės, kurie netgi yra tie lyderiai, kurie taip demonstruoja tokį stiprumą, stiprybę, jie būtinai kažkur gyvenime yra silpni. Ir jie turi viduj savęs tokią silpnąją pusę. Ir gaunasi toksai paradoksas, jis liktai lyderis, bet jo silpnoji pusė, jinai irgi nori kažkaip tai gyventi. Jinai irgi ieško, kur realizuotis. Ir ar astrologai, ar būrėjai, jie yra kažkokia tokia galimybė, ten, kur žmogus jisai gali prisipažinti savo silpnumą. Taigi, būtent astrologai, raganos ir kiti mistinėmis galiomis besigiriantys veikėjai tampa verslininkų nuodėmklausiais ir patarėjais. Paradoksalu, tačiau kortos, magija ir žvaigždžių išsidėstymo tvarka, ekonomistų ir verslo konsultantų patarimus tiesiog stumia į antrą planą. Jeigu žmogus yra milijonierius, taip, tai jis turėtų eiti pas tą, kuris yra milijardierius ir su juo konsultuotis dėl ekonominių klausimų. Bet paradoksalu ir milijardieriai ateina pas mane konsultuotis. Net ne pas ekonomistą, o pas žmogų, kuris daugiau mažiau numato, kas bus ir ko nebus. Praskleiskime paslapčių šydą ir šiek tiek smulkiau panagrinėkime, ko konkrečiai iš magiškųjų pranašų nori mūsų verslininkai. Dabar gal daugiau klausimai apie verslo startą, pradžią. Restartą, pabandyti iš naujo, kokia ta naujoji po krizinė Europa, po krizinis pasaulis. Šitas darbuotojas yra sukčius ir vagis, kažkas vagia, niekaip negaliu rasti, ne kartą man teko tokių pusiau detektyvo darbą dirbti, kai tu paimi darbuotojų sąrašą ir žiūri, kas nepatikimas. Ir yra tekę rasti išskirtinio lygio aferistų. Net į darbą žmogaus nepriima, kol tu nepatikrini jo kandidatūros. Buvo ir tokių. Bet nesakyčiau, kad jiem blogai baigėsi, jiem visai neblogai sekėsi. Darbuotojus paprastai, jeigu dirbu su stambesnėmis įmonėmis, tai yra kasdieninis darbas, tikrai nepastoviai, ypač naujos priimančias. Tai yra daroma, tai yra labai populiaru Amerikoje, beje ir vakarų Europoje, ir vokiečiai tą mėgsta, italai mėgsta, ir Prancūzijoje pakankamai Anglijoje stiprios astrologijos pozicijos. Čia mums yra šviežias naujas dalykas. Patarimo į būrėjus ir astrologus prieš pradėdama kaimo turizmo verslą kreipėsi ir žinoma pramogų pasaulio atstovė Daina Bilevičiūtė. Nepaisant to, dabar tarp dainavimo pamokų moteris vis tiek varsto teismų duris ir graužia nagus.
nes apie liūdną verslo baigtį buvo įspėta. Tiesiog aš tariausi dėl kai kurių verslo sutarčių, dėl kai kurių dalykų ir jinai pažiūrėjusi mano žvaigždės, pažiūrėjusi į tą situaciją, į tą metą, kuris tuo metu egzistavo, jinai mane patikino, kad man nereikia pasirašinėti sutarčių, būtent su tuo vadinamu mano genrangovu, su didžiuoju mano draugu, kurie jau čia visą Lietuvą žino, kaip čia man pasisekė. O aš kažkaip visiškai tuo metu nieko nemačiau ir sakiau, na baigtų, kaip fainas, kaip viskas gerai, čia viskas stato, daro ir rūpinasi ir toks, viską. Tiesiog ir jinai net supyko ant manęs. Pasakė, žinai ką, ir daryk tu, ką nori. Aš tave perspėjau, aš tau pasakiau. Nesupratusi abstrakčių astrologės įspėjimų apie gresiančią nesėkmę, Daina sako, kad nemalonumų nebūtų, jei astrologė būtų dalijusi konkrečius patarimus. Tačiau specialistai sako, kad būtent tokių pranašų, kurie tiksliai nurodo, kaip žmogui elgtis, reikėtų vengti. Vargiai tikėtina, tokiais patarimais, kaip tu daryk tą, tu daryk tą. Tau būtinai reikia šitaip ir tau būtinai reikia šitaip. Arba ten kitą savaitę tu privalai padaryti tą. Tokie direktyviniai nurodymai, jie rodo šiokią tokią manipuliaciją. Jeigu verslininkas jis galvą turi, jis negali aklai pasitikėti ne vienu būrėju. Ir čia patarimas visiems dar, kurie kreipiasi į būrėjus. Tai yra tik patariamasis dalykas, jokių būdų tai nėra nurodymas jums. Astrologas geriausiu atveju yra treneris. Jis kaip treneris, jis tau pasakys dietą, sportavimo režimą. Na ir paskaičiuos, kaip tu, kur, kokiu greičiu, kiek tu turi ten ką daryti. O vis dėlto žmogus yra savo likimo kalvis. Astrologas gali tik tai duoti konkrečius patarimus, kurie pagerins jo veiklą. Reiktų suvokti, dėl ko aš einu pas astrologą ir būrėją. Jeigu aš einu iš baimės, kad kažkas tai man neramu, baisu ir aš ieškau, kas mane gali paguosti, tai daryti galima, bet tai iš principo tada jokios problemos nesprendžia. Tai yra žmogus tada tampa priklausomas. Jis ir dar kartais, ir dar kartais, ir dar kartais, ir jis kuo daugiau eis, jis tuo labiau nepasitikės savim, tuo labiau nežinos, kaip jam reikia, ir vis daugiau klaus, ir daugiau klaus. Ir dažnai tai būna, kad žmonės pradeda taip eiti, ir eina, ir tada tai įsivažiuoja, ir tada žmogus jisai pasidaro visiškai nebesavarankiškas. Žmonės taip įprato tarti su visokiais magais, astrologais, tarologais, raganomis ir kitais pranašais, kad šie be savo pagrindinių kompetencijų jau pradėjo dirbti ir detektyvų, personalo atrankų specialistų, ekonomistų ir psichologų darbą. Trumpai tariant, šie patarėjai patys tapo neprastais verslininkais, nes kryžkelėje atsidūrę žmonės mielai veria pinigines ir už patarimus dosniai atsilygina. Jų kainos yra įvairios, ir 50 litų, ir 120, ir 240, ir 400. Čia priklauso, kokias tau paslaugas teikia. Kad tai yra verslas, tai nėra blogis. Vėlgi aš ten grįžtu prie to, kad svarbiausia, ant kiek tai yra profesionali ir neutrali pagalba. Ant kiek tas žmogus, kuris visą tai daro, ar jisai manipuliuoja žmogum ir žmogaus sąmonė ir jį pajungia, kaip sakyti, būna tiesiog, kad išnaudoja, kad tas žmogus ir dar kartą ateitų, ir dar kartą ateitų. Ar jis suteikia iš tikrųjų profesionalią konsultaciją, kuri yra tiesiog nuogas žvilgsnis iš šalies. Meilės ir verslo klausimais patarinėdami kitiems būrėjai sako, kad kortas meta arba žvaigždės seka ir patys savo. Tačiau pasinaudoti savo patirtimi ir įsukti geriausių verslų ar susikrauti didžiausių kapitalų kažkodėl nesiseka nei vienam. Aš smagiai užsiimu kasdieną. Čia mano darbas, bet man užtenka proto nepradėti verslo. O dėl verslo tai aš porą kartų bandžiau ten kurti šeimą ir eiti į verslą, tai viskas baigėsi visišku finišu. Fiasko, tai yra trečią kartą aš nebandau. Ir taip jau ir liks. Nepaisant to, kad savo pavyzdžių mūsų šalies būrėjai ir astrologai visgi neįrodo neįtikėtinų galių ir nepriepiamos išminties tvarkydami verslo reikalus, nusprendėme patys išbandyti jų pranašysčių tikrumą. Ukmergiškė Vaiva Šalavėjienė planuoja dalyvauti pinigų kartos projekte Pradedu verslą ir nori įgyvendinti sumanymą gaminti natūralią kosmetiką. Štai ir mūsų pirmieji patarėjai. Apie tokį Vaivos planą klausė meteorologo Leopoldo Malinausko. Jos platus užmojai. Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Lenkija. Plėskitės, kiek galite toliau. Gal pradžiai pati direktorė, pati sandėlininkė, pati valytoja ir pati buhalterė, o po to palengva tą kontingentą plėskit. Vaiva Elena iš savo delno gali maitinti
gali skurti darbo vietas savo ir kitiems ir maitinti kokį 5 žmonių. Regis viskas kaip sviestų patepta. Vaivai tai reikia eiti pirmin, o verslas klostysis puikiai. Tačiau vizitas pas astrologę Palmyrą Malinausko kortas verčia aukštinkojom. Jūsų horoskopas, tarkim, nėra labai palankus verslui ir geriau samdomam darbui, geriau būti mokytoju, nes verslui reikia turėti labai gerą Venerą, jinai šiek tiek yra pažeista. Aš galbūt siūlyčiau kitą variantą atidėti spalio mėnesių. Čia bus kitas įėjimas, kada baltasis mėnulis judės jūsų Jupiteriu su Uranu. Nors specialistų patarimai ir prognozės išsiskyrė, Vaiva sako konsultacijomis likusi patenkinta. Tiek darysiu savo. Nebent datą pasirinksiu, kad vis tiek norėjo tokių, kaip ir surasti gerų dalykų, netinka, sako man, bet surado bent jau datą, jeigu bandysiu, tai datą numatė, tai tikrai pasinaudosiu. Man patiko tas momentas, kai sakė, kai tu nenori daug, po truputėlį eini ir tada tiems seksis, kurie po truputį, po žingsnelį aukštyn. Bet taip ir yra, čia va apie tai ir kalbėjo, tai tiems sakė seksis, tai manęs nenuliūdino, aš esu prie tų. Kaip iš tiesų klostysis Vaivos verslas ir kuris iš pranašų buvo teisus, pamatysime mūsų projekto Pradedu verslą metu. Visame pasaulyje verslininkai jau daugybę metų konsultuojasi su astrologais, tačiau Lietuvoje šių sričių sintezę išprovokavo tik ekonominė krizė, kai dėl ateities sunerime žmonės puolė belstis būrėjų patarimo. Jeigu jis tikisi, kada jis gali, kaip orų prognozę pažiūrėjęs, priimti atitinkamą sprendimą pats, kaip jam gyventi, tada tai yra adekvati reakcija į astrologą ar būrėją. Jeigu jis tikisi tokio nurodymo direktyvinio daryk tą, tai yra jau psichologinė problema, mano nuomonė. O jeigu ten tą daro, ar astrologas būrėjas, tai yra manipuliacija. Taigi, konsultuoti su astrologu ar kitų būrėjų bus visai normalu ir žmogiška, kol nepradėsite aklai vykdyti kiekvieno jų spragtelėjimo.